Eglės pasakėlės. 3 miško lapai. Kartą gyveno berniukas vardu Domas. Jis buvo geriausias miško draugas. Jis pažinojo kiekvieną medį, kiekvieną takelį, kiekvieną miško gyventoją. Jis visada kalbėdavosi su paukščiais, dalijosi obuoliais su voverėmis ir žavėjosi, kaip saulė šoka pro medžių lapus. Tačiau vieną rytą, kai Domas įžengė į mišką, viskas atrodė kitaip. Medžiai stovėjo tylūs ir sustingę, paukščiai nutilo, o takeliai buvo užpildyti pilkų šešėlių. Atrodė, tarsi miškas prarado gyvybę. Kas čia vyksta? Tyliai paklausė Domas, bet niekas neatsakė. Jis priėjo prie didelio sidabru spindinčio medžio, kur anksčiau niekada nebuvo matęs. Kas tu? Paklausė Domas, žvelgdamas į šį paslaptingą stebuklą. Medis sušnibždėjo švelniu balsu. Aš esu gyvenimo medis. Miškui gresia pavojus, nes dingo mano šventieji lapai. Be jų miškas negali kvėpuoti, o dangus liks be žvaigždžių. Ką galiu padaryti, kad padėčiau? Paklausė Domas, širdyje jausdamas nerimą, bet ir didelį ryžtą. Medis sužibėjo dar stipriau, o iš jo žievės atsivėrė siauras takelis. Įeik į mane, tarė medis. Surask mano 3 šventuosius lapus. Tačiau atmink, kad kelias bus pilnas išbandymų ir tik tie, kurie turi drąsos, išminties ir širdies, galės juos įveikti. Domas įėjo į medį esantį takelį, kuris tarsi nusivedė jį į kitą pasaulį. Jis atsidūrė pievoje, kuri buvo padengta pilkomis gėlėmis. Tarp jų stovėjo vilkas, didelis, grėsmingas, o jo kailis švytėjo sidabru. Kas tu esi ir ko tu ieškai mano valdose? Suriaumojo vilkas. Domas išdrįso atsakyti. Aš ieškau gyvenimo medžio šventojo lapo. Vilkas pažiūrėjo į berniuką ir prunkštelėjo. Lapas priklauso man, bet jei nori jį gauti, privalai įrodyti savo sumanumą. Kaip? Paklausė Domas. Vilkas įsmeigė akis į jį ir tarė. Atsakyk į 3 mano mįsles. Jei atsakysi teisingai, lapas tavo. Jei ne, aš tave išvarysiu. Domas giliai įkvėpė ir pasiruošė. Pirmoji mįslė. Aš neturiu burnos, bet visad kalbu. Neturiu sparnų, bet keliauju visur. Kas aš? Domas galvoja. Tada nusišypsojo ir atsakė. Vėjas. Vilkas linktelėjo ir tarė. Teisingai. Antroji mįslė. Esu stiprus kaip akmuo, bet mane įveikia vanduo. Kas aš? Domas pagalvojo apie upes, lietų. Kalnas. Vilkas nusijuokė. Tu protingas, berniuk. Dabar paskutinė. Trečioji mįslė. Aš nematomas, bet visi mane jaučia. Mane gali sugauti, bet negali sulaikyti. Kas aš? Domas susimąstė ilgiau. Jis prisiminė, kaip vaikystėje mėgdavo jausti švelnų vėją ant skruostų ir atsakė. Oras. Vilkas nusišypsojo. Tu įrodei savo išmintį. Štai lapas. Jis padavė didžiulį žalią lapą. Domas padėkojo ir tęsė kelionę. Antrojo lapo paieška nuvedė jį prie galingo kalno, kur tekėjo krioklys. Gyvenimo medis pašnibždėjo. Lapą saugo šaltasis krioklys, bet jis neleis tau prieiti, jei neatneši dovanos gamtai. Domas galvojo, ką daryti. Jis prisiminė, kad turėjo maišelį su surinktomis gėlėmis. Jis švelniai įmetė jas į krioklio vandenį. Staiga krioklys atsidarė, atidengdamas slaptą plyšelį, kuriame gulėjo antrasis lapas. Trečiasis lapas buvo paslėptas tamsiame labirinte. Domas klaidžiojo valandas, kol sutiko seną pelėdą. Kodėl tu blaškaisi, paklausė ji. Ieškau kelio. Gal žinai, kaip man rasti lapą, atsakė Domas.
Pelėda išmintingai sukranksėjo. Kartais atsakymas slypi ten, kur mažiausiai tikiesi. Pažvelk aukštyn. Domas pakėlė galvą ir pamatė, kad labirinto lubose buvo atidarytos durys. Jis užlipo šakų kopėčiomis ir surado paskutinį lapą. Kai grįžo su visais 3 lapais, gyvenimo medis pasveikino jį. Tu įrodei, kad esi drąsus, sumanus ir geros širdies. Dabar miškas gali gyventi. Miškas vėl prisipildė šviesos, garsų ir gyvybės. Domas suprato, kad gamta reikalauja mūsų dėmesio ir meilės, o drąsa ir išmintis padeda įveikti didžiausius iššūkius. Kviečiu pasinerti į jaukų pasakų pasaulį YouTube kanale Eglės pasakėlės. Jei patiko, lauksiu jūsų patiktukų, širdelių, komentarų ir pasidalinimų. Ačiū, kad klausotės ir kad esate kartu.